Sveiki visi. Tai ką, mūsų jau kanale po biškį daugėja. Vis atsiranda naujų subscriberių, naujų susidomėjusių žmonių. Mano veikla projektų. Tuo pačiu ir žiūrovų yra daugiau. Nuo to darosi ir man įdomiau kurti visą vaizdo medžiagą. Jūs mane paskatinote tuo. Tai galima tuo ir pasidžiaugti. Pavasaris pamažu artėja. Orai gerėja, šiltėja, aišku, lietaus vis dar turime ir ganėtinai daug. Bet tas dabar yra ne problemos jau. Esmė, kad po truputį galiu lysti, susitvarkyti su rūsiu, su vandens pertekliu. Nes šiuo metu yra nuslūgęs vanduo kanale ir upėse visus ledus išnešė į jūrą. Tai galima tuo pasidžiaugti. O šiandieną turiu keletą darbelių, ką norėčiau pasidaryti. Tai šį kartą esu nusipirkęs Cerecito CR90 kristalizuotos hidroizoliacijos. Su ja šiandieną įsitepsiu grindis ir dalį sienų. Bet prieš tai laukia dar visas pasiruošimas. Pirmiausia, ko man reikia, tai geresnio apšvietimo. Nes rūsyje labai jisai mažas yra, labai silpnai šviečia lempos. Ir ganėtinai neekonomiškos sudėtos, paprastos skaitrinės lemputės. Tai nusipirkau Ermitaže 40 W didelę lempą, ledinę. Reikėjo susitvarkyti laidus, įsisukti kabliukus į lubas, kad galėčiau aš ją pasiskabinti, nešiotis iš vieno galo į kitą galą, kad turėčiau daugiau apšvietimo. Ir tuo pačiu lengviau darbai eisis. Na, o susitvarkius apšvietimą, įsišluosiu grindis, nusivalysiu sienas, jas susidrėkinsiu. Grindis gerai, kad drėgnos yra, sienas dar reikės sudrėkinti. Nes Cerecitas deklaruoja prieš tepant hidroizoliaciją, reikia sudrėkinti paviršių. Jisai negali būti visiškai permirkęs, bet, ką padarysiu, nesulauksiu aš, kol grindys apdžius, tai tepsiu ant tokių, kokios yra. Sienas sudrėkinęs irgi sutepsiu su hidroizoliacija. Šiandieną turbūt vieną kartą pavyks ištepti, o po to taikysiu kokią šiltesnę dieną ir antrą kartą sutepti, o toliau žiūrėsiu. Pačios išeigos hidroizoliacijas nežinau, jie dažniausiai deklaruoja vieną, bet man gaunasi visai kitaip. Tai šį kartą nusipirkau 2 maišus. Aš labai tikiuosi, kad man užteks rūsiui bent porai ištepimo. Gal ir daugiau ir būtų žymiai geriau, nes ta hidroizoliacija ganėtinai brangi yra. Ir norėtųsi kuo pigiau ant medžiagų išleisti. Bet tai nereiškia, kad turėtų būti pačios pigiausios medžiagos. Noriu kokybiškų medžiagų, kad nereikėtų po metų 2 viską vėl iš naujo perdaryti. Ir, kaip sakoma, po to skupas moka 2 kartus. Tai gautųsi jau daugiau nei 2 kartai, nes po pirmo karto realiai pasimokyčiau, antrą kartą pirkčiau kokybiškas medžiagas. Bet kad to išvengti, iškart investavau pinigėlius į kokybiškesnės. Ir tuo pačiu galėsiu po to stebėti. Duosiu kokį mėnesėlį laiko. Iki balandžio vidurio, žiūrėsiu, kaip su tais visais orais, su temperatūra. Kiek man vandens pribėga dar į rūsį, kiek jo susikaupia, bet rezultatas, manau, turėtų būti ganėtinai geras ir sulaikyti vandenį. O toliau reikės atsikasti pamatą jau balandžio mėnesį ir prasivesti drenažinį vamzdį. Tai jungia muzikėlę ir einam darbuotis. Gal trumpai apie lemputę, tai žodžio 27 4000 kelvinų, neutrali balta, 3600 lumenų, 40 W tokia lemputė.
Realiai lyginant su mano ranka, su delnu, tai jinai bus didesnė truputį už delną. Aš manau, ne vienas statybininkas tokias naudoja. Gal geras dalykas, išmėginsim. Aišku, norėjusi ant stovo lempos nešiojamos, ant trikojo, bet truputį daugiau jinai kainuoja. Čia ateity jau, kai atliksiu užpakliavimo visus darbus vieno, šlifavimo darbus, tada jau reikės nusipirka iš kampų man šviesto ir matyčiau nelygumus. Kaip matot, patalpoje apšvietimas ganėtinai mažas. Tamsu, nors ir kitoj patalpoje dar yra viena lempyčka. Aš čia paliksiu tokią, čia kaip ir užteks apšvietimo, bet toj didžiojoj patalpoj man jo trūksta. Yra įsuktos kaitrinės lemputės, viena veikia, sekančios dvi neveikia. Aš jų šiuo metu ir nejungsiu, kai elektros instaliaciją keisiu. Aš apskritai čia kitaip viską persidarysiu. Tai manau, nuo rozetės pasijungsiu lemputę, kur nusipirkau ir seksiu kažkur netoliese jau. Žiūrėsiu, kiek man laidas ištems. Dublis numeris 2. Все, laikysis. Tai va, vyksta išpakavimas. Čekiukus pasiliekam, suvestinėm. Įsitraukiam lemputę, čia gerai supakuota. Ir va, jinai kokio dydžio yra. Kai gigantė. To ją pasiliekam. Ir bus pirmas bandymas. Pažiūrėsim, kas čia gero su ja yra, kas čia vyksta geresnė. Reikia laidą kažkaip gal prasikišti kažkaip, ką man jisai netabalotų. Ir mėginsim jungti, bravo, čia nelabai išeina. Padarysim taip. O taip, įsijungiam. Ir va, kiek šviesos yra. Kiek vieną lempą sugeba. Aš net apakti baigiu. Kai ryškia, kai patalpa apsišviečia iš karto. Prie tokio apšvietimo aš čia laisvai galiu dirbti. Na, kiti darbai tai
Įsinešiu visas tas šiukšles. Tas šiukšlės, kai bus išneštos, plytos, viską, blokeliai. Tada įsišluosiu įsigrandys tas grindis, sienas truputį apsivalysiu, sudrėkinsiu. Maišysiuos mišinę ir bus galima tepti su hidroizoliacija. Nukraustęs daiktus, pastebėjau, kad vienoj patalpoje yra anga tokia. Čia jum nelabai dabar matysis, bet toj pamėginsiu apšvietimą jungti. Va, su apšvietimu taip. Ir įtariu kažkodėl palei visus smėliuko žvėriuko nubėgimus, kad visas vanduo, didžiausias kiekis išbėga per čia. Kur tas vamzdis eina, aš net neįsivaizduoju. Tai greičiausiai man reikės kažkur kažką prasigriauti, užkišti visą skylę, kad čia jo nebebūtų. Nes čia bus tada tep, kiek nori hidroizoliacijos ir niekas tau nepadės. Tai žodžiu, tą vietą reikia būtinai susitvarkyti. Iškart sakau, kas bijo vorų, praleiskit kokią 10 sekundžių. Eina, išlindo vienas, kitas. Kokie gigantai. Iš kur tokie užsiveisė yra, aš nesuprantu visiškai. Jisai 3-4 comų tai konkrečiai yra. Sorry, hebrytą pamelau, 16 sekundžių praėjo, nepykit. Tai va taip, truputį parašlojo. Tokią krovelę gavosi, kibirą susimesiu. Eisiu tada drėkinti sienas, maišytis mišinę, hidroizoliaciją užsitepti. Ir pamatysit, kaip toliau viskas vyksta. Žodžiu, grindys kaip tik švarytos. Tai dabar nesu nusipirkęs šį kartą purkštuvą. Arba neradau, arba kainos buvo ganėtinai didokas, tai naudosiu teptuką. Su teptuku lašinsiu sienas, taškysiu jas, kur reikės senais patepliuosiu. Esmė, kad man jos sudrėktų. Tai principas labai paprastas, jau yra pasiėmė ir taškai ant tų sienų. Jos sudrėks. Per tą laiką įsimaišysiu košės ir tepsiu ant sienų. Aš labai tikiuosi, kad šiandien suspėsiu ir sienas ir grindis įsitepliuoti, būtų labai gerai. Po biškį rezultatai matytųsi. Bet kaip nors. Jungiam timelapsą ir važiuojam su muzika toliau. Turiu Ceresito CR90 Chrysalizerio. Labai gerų atsiliepimų apie jį iš tikro girdėjau. Tai teks ir pačiam išmėginti, nes realiai rinkoje kažko tokio nelabai esu matęs. Pagrinde vonios visokiems tualeto darbams yra, bet tiesiog sienoms, ką radau, iš geresnio gaminto tą ir pasiėmiau.
Tai taip, va iš tikro ganėtinai greitai tepasi. Puskibirio užteko beveik visam perimetrui aplinkui. Aišku, tos sienos nebetepiau, tik gabaliuką vien dėl to, kad čia yra pertvarinė siena, sulauks sąlyčio iš viso jokio neturi. Aplinkui tenais užteko. Čia aplinkui ir va. Toks nedidelis gabaliukas liko ir tada eisiu prie grindų. Bet greičiausiai jūs pamatysite tik po to grindų dalį, nes norėsiu užsibaigti tą gabaliuką. Nuo tos mažos patalpos grindis pradėti ir tada pajungsiu kamerą, kai jau pradėsiu didįjį plotą. Pirmas sluoksnis jau suteptas, šįkart skystai, kad geriau įsiskverbtų į visas skylutes, į visus plyšelius. Galiaką tik tais užtepiau riebiau, kas beliko, kad nepalikti košės, nemes bereikalingai. Esmė tokia išžiūs, o kitą savaitę reikės jau tada, jeigu nebus vanduo pakilęs, nors neturėtų. Reikės daryti tirštesnę košę ir tepti riebiau. Dar porą kartų sutepsiu ir manau turėtų būti per akis.